Dėka šitų studijų pradėjau rinkti sveikus produktus, pradėjau matyti nesveikus produktus parduotuvių lentynose ir tai tikrai pagerino mano pačios sveikatą. Ši maisto studijų programa yra kaip sukurti maistą, kuris būtų žmogui naudingas ir kuris nekenktų aplinkai. Praktikos buvo daug ir vienas iš darbų, kuris įstrigo, tai buvo sukurti jogurtą, kuris praturtintas būtų maisto elementais naudingai žmogui. Ir nors skamba labai paprastai, užduotis prasidėjo nuo to, kad turėjome pirmiausia išsiaiškinti, kokių maisto medžiagų, elementų, mikroelementų trūksta žmogui. Mes sudarinėjame dietą savo tėvų, savo senelių, savo vaikų. Ir žiūrėjome, ko trūksta. Šios studijos suteikia didelę profesinę vertę, tačiau turėjo ir labai didelės asmeninės naudos, tai leido pakeisti savo mitybą į gerokai sveikesnį ir pagerinti savo sveikatos būklę. Baigus maisto mokslo ir mitybos studijų programą, ganėtinai paprasta rasti darbą, specialistai yra patrauklus visose maisto technologijų įmonėse, tai yra gera specialybė, kuriant savo verslą susijusiu su maisto gamyba. Taipogi tai atveria duris ir darbintis tarptautinėse kompanijose, nes studijos yra tarptautinės ir turi tarptautinį sertifikatą. O pirma mintis avokadas. Jis turi visas maisto grupės, tiek naudingus riebalus, tiek angliavandenius, tiek baltymus.